Sveiki, mėly bičiuliai. Šio savaitgalio net 3, o gal ir 4 šventės man visuomet keldavo nuostabą. Jų prasmės atrodydavo keblios. Ir bėgant laikui, kai kuriuos klausimus savo atsakiau. Tačiau matau, kad kitiems lygiai taip kaip ir man. Vėlinės, visi šventieji, vėliau atėjęs Helovynas atneša tam tikrą sumaištį. Ir iš tos sumaišties kiekvienas kaip išmano, taip mėgina išbristi. Ir aš šiandien noriu pakalbėti būtent šitais klausimais, atsiremdamas į kai kuriuos pareiškimus tiek socialiniuose tinkluose, tiek žiniasklaidoje skamba, sakykime, įspėjimai nešvęsti Helovyno, nes gali apsėsti velnias. Vyksta protestai krikščioniški prieš Helovyno šventimą. Tada iškyla klausimas, o gal drauge reikėtų protestuoti ir prieš vėlinių šventimą. Ir iš tiesų kiti gilesni klausimai, kaip pavyzdžiui, ar šventųjų bendravimas, frazė iš tikėjimo išpažinimų, apaštalų tikėjimo išpažinimo, Nikėjos išpažinimas, teigia tikėjimą ne tik tai visuotinė bažnyčia, bet ir šventųjų bendravimą. Ar iš tiesų šita frazė turi omeny bendrystę, bendravimą su mirusiaisiais, su šventaisiais mirusiaisiais? Ar tai yra ta bendrystė, kurią numanė iš tiesų išpažinimų kūrėjai? Ar vis dėlto yra kitos interpretacijos ir tos pirminės galbūt intencijos, įdedant tai, įtraukiant tai į išpažinimą? Ir galiausiai, kaip protestas prieš pagoniškas šventes ir atėjusias į Romos katalikų tradiciją, į kitas tradicijas, bet Lietuvoje mes daugiausia susidurėm su katalikiškom tradicijom. Ar tas reformacijos dienos šiandien vėl kvietimas iš evangelikų yra tas toksai vėlgi panašus protestas, kaip vieni protestuoja prieš Helovyno šventimą, o kiti protestuoja prieš visus šventuosius ir vėlines, švęsdami ir pabrėžtinai teigdami, aš taigi švenčiu reformacijos dieną. Ar tai jau mane daro geresnių, šventesnių? Lygiai taip pat, ar mane sutepa Helovynas ir jeigu aš jo nešvenčiu, ar aš jau esu šventesnis už tuos, kurie jį švenčia? Šitie klausimai svarbus, aktualūs. Ir manau, ne vienam galbūt mano svarstymai padės atrasti tam tikrus atsakymus. Patinka? Dėkit patiktuką. Nesate mano kanalo prenumeratoriai? Prenumeruokite. Nesate kanalo nariai? Tapkite jais. Palaikykite mano triūsą. Ir pradėkime galbūt dabar nuo iš tiesų sudėliojimo. Spalio 31 diena. Švenčiamas Helovynas. Helovynas be abejo yra angliškas žodis ir jis ateina štai iš šitų žodžių
All Hallows Eve, Halloween. Na, Eve yra visų šventųjų išvakarės. Visų šventųjų dienos, šitos šventės, išvakarės tiesiog yra Halloweenas. Tai nėra, kažkokia tai atskira nuo visų šventųjų šventė, bet lygiai taip pat, kaip Kalėdos turi savo išvakarės kūčias, taip visi šventieji šita šventė turi savo išvakarės anglosaksų šalyse kaip Halloweeną. Na ir bandyti kažkaip tai atskirti išvakarės nuo šventės yra jau, mano galva, nenatūralu. Bet 31 spalio pradėta švęsti ir reformacijos diena. Ir čia būtent tas klausimas man iš karto kyla, ar spalio 31 diena pačiam Liuteriui turėjo didelės reikšmės, nes sakoma, rašoma, kad būtent tą dieną Martynas Liuteris, nešinas 95 tezėmis iš Wittenbergo universiteto, nusileido prie Pilies bažnyčios ir prie jos durų prikalė jam rūpimus klausimus. Ir be abejo, tose tezėse buvo daug prieštaravimų tradicijai, tiek relikvijoms, juo labiau indulgencijoms, pagrįstomis tų relikvijų šventumu. Liuteris padarė išvadą, kad iš tiesų indulgencijos negali mūsų nuodėmių panaikinti, kad ir pasirašytos paties popiežiaus, bet tik Kristaus kraujas ir tikėjimas Jėzaus atlikta atpirkimo auka. Bet kiek aš bandžiau ieškoti, neradau, kad tame būtų Liuterio protestas. Vėliau, šita šventė, reformacijos dienos šventė, beje, pirmą kartą jinai paminėta tik po 100 metų. 1617. Taigi jinai nebuvo švenčiama nei Liuterio gyvenimo metu, nei po to, bet minint 100 metų sukaktį. Po to vėl, reiškia, jinai nebebuvo švenčiama ir praktiškai, tai vienur, tai kitur galbūt paminėjimai įvykdavo, bet tik tai 19 amžiuje ta reformacijos šventė Vokietijoje ir tai ne visose žemėse. Pietuose, kur vyravo Romos katalikai, ji nebuvo švenčiama ir nėra švenčiama. Ir šiandien tik tai kai kuriuose Vokietijos žemėse, kaip Brandenburgo, Saksonijos, kitose, reiškia, tai yra valstybinė šventė, tai yra tikra šventė. Reformacijos diena. Ir aišku, kad Lietuvoje tai vėlgi naujovė, jinai anksčiau nebuvo švenčiama reformatų, bet po to pasigauta ir jinai minima ir kartais labai kaip tokia atasvara katalikų šventėms, nes evangelikams, bent jau didžiai daliai nepriimtinos yra nei visų šventųjų, nei vėlinių šventės. Tai ta tokia, kaip sakyt, protesto gaida šitoj šventėj, reformacijos dienos šventėj, ateina žymiai vėliau. Tikrai, man regis, ne pačiam Liuteriui, bent nėra
tokių faktų arba aš jų nežinau, kad galvočiau kitaip. Na, o lapkričio 1 diena yra visų šventųjų šventė ir čia be abejo iškyla tas klausimas, kas tie visi šventieji. Ir lapkričio 2 diena vėlinės. Kaip matome, tos 3 ar net 4 šventės. Visi šventieji vėl galime manyti, kad tai ateina iš mano minėtų tikėjimo išpažinimų. Ir viskas gerai yra su tikėjimo išpažinimais, tačiau mes nežinome iki galo, ką turėjo omeny, sakydami tikiu vieną visuotinę bažnyčią autoriai ir tikiu šventųjų bendravimu. Čia jau priklauso nuo interpretacijų. Jeigu remtis Naujuoju testamentu, tai visų pirma į galvą ateina apaštalo Pauliaus kreipiniai, tarkime, laiške Efeziečiams jisai kreipiasi į gyvus tikinčiuosius, sakydamas šventieji. Šventiesiems Efezo mieste, šventiems ištikimiesiems. Ir, jam yra būdinga kalbėti apie tikintį žmogų, kaip pašventintą žmogų. Šventą žmogų tai nereiškia, kad jis nesako, kad šventėjimas yra procesas ir jo reikia siekti. Galim eiti tuo šventėjimo keliu. Bet taip pat Lukas apaštalų darbuose kalba apie tai, kad pirmoji bažnyčia Jeruzalėj laikėsi drauge apaštalų mokslo, maldų, bendravimo. O ta koinonija yra tas graikiškas žodis, turintis daug prasmių, bet pirmoji ryškiausia, tikrai ne vienintelė, yra ta bendrystė, šventųjų bendravimas. Ir va čia vėlgi tai atitiktų Naujojo testamento mokymą, kad tikintys žmonės yra pašaukti bendrauti. Ir ten minimas duonos laužimas, kad aš gal ir praleidau, kad duonos laužimo taip pat ne tai, kad laikėsi, bet laužė duoną, tai vienose, tai kitose namuose. Ir apaštalas Paulius rašydamas sako, ar šita duona, laužoma duona, nėra bendravimas Kristaus kūne. Ir akivaizdu, kad yra bendravimas ir tai vėl atitinka tai, ką Lukas, kuris sėmėsi iš Pauliaus teologijos, labai daug yra užrašęs ir palikęs mums apaštalų darbuose. Taigi, man biblinė atrama yra mano paminėtos vietos. Dabar vėlesnėje tradicijoje, kuri įsitvirtina ir Romos katalikų bažnyčioje, tas šventųjų bendravimas suvokiamas būtent kaip maldos už mirusiuosius, mirusiųjų prisiminimas, mirusiųjų, šventimas, reiškia ta bendrystė, tikintys žemėje, tikintys danguje bendrauja ir, tai yra ta visų šventųjų diena. Dabar, ar tokia tradicija turi biblinį pamatą? Ir vėlgi su visa pagarba kiekvienai krikščioniškai tradicijai tikrai čia matau nelengvą užduotį atrasti šventajame rašte pagrindimą, bet paprastai, ir aš noriu jums tą parodyti, paprastai iš tiesų yra
Čia aš išrašęs iš Samuelio labai įdomią vietą, bet dabar mes ją praleiskime ir pabandykime paskaityti kitą tekstą. Pradėkime nuo Makabėjų knygos, nors tai yra antrojo kanono knyga, bet paprastai ją atsiremiama ir čia mes turime tą ištrauką, kad po kiekvieno žuvusiojo tunika ten buvo kova tarp izraelitų ir nepamenu, kas ten tie kiti buvo, bet dalis žuvo. Dalis žuvo ir dabar po kiekvieno žuvusiojo tunika izraelito buvo rasti šventieji Jabnės stabų atminai, kuriuos nešioti žydams draudžia įstatymas. Taigi, šitie judėjai buvo susitepę, pagal Mozės įstatymą. Visiems buvo aišku, kad dėl to tie vyrai žuvo. Štai pasirodo, kaip traktuoja Makabėjų knygos autorius, tie vyrai susitepė pagoniškais ženklais stabmeldystę ir todėl jie žuvo. Tad visi šlovino kelius viešpaties, teisiojo teisėjo, kuris atidengia paslėptus dalykus ir atsidėjo maldai prašydami, kad žuvusiųjų padarytoji nuodėmė būtų visiškai atleista, nežiūrint jų stabmeldystės. Jie prašo. Po to kilnusis Judas Makabėjus ragino žmonės vengti nuodėmės, nes jie savo akimis matė, kas dėl nuodėmės buvo ištikę žuvusiuosius. Be to, surinkęs iš savo karių 2000 sidabro drachmų, jis nusiuntė į Jeruzalę, kad būtų parūpinta auka už nuodėmę. Tai darydamas jis elgėsi gerai bei kilniai ir turėjo mintyje mirusiųjų prisikėlimą. Iš tikrųjų, jeigu jis nebūtų laukęs, kad žuvusieji prisikels, būtų buvę nenaudinga ir kvaila melstis už mirusiuosius. Be to jis suvokė, kad nepaprastai garbingas atlygis laukia tų, kurie užmiega dievotai. Tai šventa ir dievota mintis. Todėl jis ir darė auką už mirusiuosius, kad jie būtų išlaisvinti iš šios nuodėmės. Dar prie šito teksto sugrįšime, bet matome, kad autorius jau polemizuoja. Jis nori jau pagrįsti maldą už mirusiuosius. Ir iš tiesų, ar judėjai meldžiasi už mirusiuosius šiandien? Atsakymas taip, jie mini mirusiuosius, tačiau jeigu leistis giliau, be abejo, tai yra jau visai kita teologija. Ir vėl labai sudėtinga, kalbant apie mirusiųjų sielas, yra labai sudėtingi, ten laikai, dienos skaičiuojamos, kiek ta mirusiojo siela yra netoli kūno, kiek reikia gedėti ir taip toliau. Aš dabar neisiu į tas detalės, tik tai paminėsiu, kad ta teologija skyrėsi, arba ta asmeninė eschatologija skyrėsi nuo, tarkime, katalikų asmeninės eschatologijos, ir apskritai eschatologijos, kurioje figūruoja skaistykla. Ir malda už mirusįjį yra skirta tam, kad padėtų jam pereiti į dangų, kad pastumėtų jį šventumo link jau ten. Yra
tas skirtumas. Bet čia labai įdomus akcentas, kad yra mirusiųjų prisikėlimas. Mirusiųjų prisikėlimo viltis yra įtvirtinta Naujajame testamente. Štai va šitą giją mes labai turime aiškiai išreikštą Naujajame testamente. Ir pirmavaisis, pirmgimis iš mirusiųjų yra pats Jėzus Kristus. Bet jeigu yra pirmas, juos seks ir kiti. Ir mirusiųjų prisikėlimas, tikrai yra krikščioniško mokslo dalis. Naujojo testamento galima atrasti ne vieną, ne dvi ir ne tris vietas apie jį. Tai čia aš labai aiškiai matau tęstinumą, bet jeigu iškeliame tą klausimą, užduodame tą klausimą, kaip ar minimos maldos už mirusiuosius kaip čia, bet čia yra tik pasakojimas ir, sakoma, kad štai kaip kilniai elgėsi Judas, nepaisydamas jų nuodėmių, bet norėdamas jiems gero, štai kaip jis elgėsi. Ar Naujame testamente dar yra kažkas tokio? Štai man yra tekę diskutuoti, yra nurodoma šita vieta Efeziečiams 3:14-15, kur Paulius sako, aš klaupiuosi prieš tėvą, iš kurio visa šeima danguje ir žemėje turi vardą. Čia yra iš tiesų Burbulio redakcija, bet šituo vertimu seka ir kai kurie angliški vertimai, bet naujas ekumeninis vertimas jau visai kitaip traktuoja šitą vietą ir yra arčiau iš tiesų graikiško teksto. Štai todėl klaupiuosi prieš tėvą, kuris suteikia vardą iš kurio visa šeima danguje ir žemėje turi vardą. Bet tarsi susidaro įspūdis, kad viena šeima danguje ir žemėje. Bet iš tiesų mintis yra tokia, kad tėvas suteikia vardą kiekvienai tėvystė. Jis pavadina vardu. Štai koks yra graikiškas žodis. Danguje ir žemėje kiekvienai tėvystė. Ir tėvystė turima omeny kaip giminė, kaip tauta, kaip grupė atskira. Ir jeigu iškyla klausimas, o tai kokios tėvystės yra danguje? Mes turime skirtingus angelus, mes turime skirtingas dangiškas būtybės, serafus, ar ne, cherubus. Be vardų dangiškų būtybių daug turim ir, jeigu remiamės Apreiškimo knyga. Ir va čia yra tos skirtingos tėvystės, bet tie vardai yra Dievo duoti. Ir, tokia čia yra iš tiesų Efeziečiams 3 skyriaus maldos šitos mintis. Ir aš pasitikslinau, ar autoritetingi katalikų teologai remiasi šitą vietą. Ir visai nenustebau, kad jie visai nesiremia šitą vietą. Nors iš tiesų diskusijose aš pats asmeniškai esu patyręs, kad būtent remiamasi šita vieta. Ne remiamasi iš tiesų mano jau cituota Makabėjų knyga ir dar bandoma svarstyti, gal Paulius, regis pirmame laiške Timotiejuje, jis mini Onesiforą ir sakote, viešpats būna jam gailestingas aną dieną. Ten skaitant neatrodo, kad tas Onesiforas būtų negyvas, tiesiog Paulius pamini jo gerus darbus, jo atžvilgių padarytus ir sakote, viešpats atlygina jam, prisimena tos darbus. Bet gale jisai perduoda linkėjimus Onesiforo namiškiams ir tada sako, o kodėl ne pačiam Onesiforui?
Na tai va čia, nes jis jau buvo miręs, taip samprotam, bet matom, kiek yra, nepatvirtinta, kiek tai yra tas, kaip anglai sako, shaky ground, toksai, klampi teritorija, reikia išvedžioti. Aiškaus mokymo, kad pavyzdžiui, melskitės už savo artimuosius, kurie yra išėję. Jeigu būtų toks nurodymas, niekas nekvestionuotų, bet kadangi tokių nurodymų nėra. Yra daug raginimų melstis vieniems už kitus, melstis už priešus, melstis už tuos, kurie mus persekioja, daro mums blogą ir panašiai, melstis nuolatos, melstis kas be nutiktų, bet, melstis už gyvuosius. Ar mūsų maldos kažką judina? Reiškia, kai žmogus kerta amžinybės slenkstį ir jo dvasia atsiduria ten, labai dvejotina, bent jau Naujuoju testamentu mes to negalime pagrįsti. Tai, kas man išties, įdomu, yra šita vieta, kurią aš dabar jums perskaitysiu, galbūt visko aš nežinau, ar verta skaityti, bet tai 1 Samuelio knyga, 28 skyrius, kuriame aprašoma, kaip neužtikrintas karalius Saulius eina pas būrėją. Ir žiūrėkite, suraskite man moterį, tai Rupšio vertimas, tai labai įdomu, iššaukiančią vėles, pas kurią galėčiau nueiti ir pasiteirauti. Ir tada jam pasako, yra tokia moteris galinti iššaukti vėles. Dabar, kai jis nueina pas ją, jis sako, prašyčiau išburti man per vėlę, iššauk man tą, kurį tau pasakysiu, bet moteris sako, tu žinai, ką Saulius yra padaręs, o čia ir stovi prieš ją Saulius, tik persirengęs. Kaip jis išnaikino iš krašto vėlių iššaukėjus ir žynius. Labai įdomu, kad, reiškia, Saulius, religiškai buvo pamaldus ir jis sakė, reikia kovoti su žyniavimu ir visais vėlių iššaukėjais, burtininkais. Bet kai jam rūpi ar eiti į mūšį ir kai baigsis tas mūšis ir jis negirdi Dievo, jis sako, reikia iššaukti Samuelį. Reiškia, čia pat jo tas uolumas, ar ne, angažavimasis įstatymui, Mozės įstatymui, nueina perniek ir ateina stabmeldystė, pagoniški įsitikinimai čia pat. Bet kuriuo atveju ta moteris iššaukia Samuelį ir, reiškia, čia dar vienas labai įdomus momentas, kad sako, ką matai, kokia yra tos dvasios kylančios iš žemės. Jis atsako, matau dvasią kylančią iš žemės, kokia yra jos išvaizda. Išeina senas vyras, jis yra apsigaubęs skraiste. Ir tada jau Saulius supranta, kad tai Samuelis, o Samuelis, ta vėlė Samuelė sako, kodėl sudrumstei man ramybę, mane iššaukdamas. Tai labai tokia pagoniška vieta šventajame rašte, vėl yra labai problematiška ją nagrinėti. Bet yra toliau pasakoma, kad Dievui nepatiko, kad tai yra būtent priimama, kad Saulius, kaip ir tie vyrai beje, kurie žuvo ir turi tas, stabų ten atminus, tos kažkokius ženklus, reiškia, taip ir Saulius, jisai sugrįžta prie pagonybės. Čia man prisimena Pauliaus žodžiai pirmame laiške Korintiečiams 12 skyriuje, kuris jis sako, kai jūs buvote
kitataučiai, svetimtaučiai, jūs traukte traukė prie stabų. Ankstesni vertimai sako, kai jūs buvote pagonis. Bet iš tiesų, šitas vertimas yra tikslesnis, kai jūs buvote svetimtaučiai. Dabar jūs esate, iš tiesų, Dievo tautos atstovai, bet kai jūs jai nepriklausėt, jūs traukte traukė prie stabų. Ir va čia mes labai aiškiai vėl abiejose tose vietose, tiek Makabėjų 12 skyriuje 2 Makabėjų knygos, tiek pirmoje Samuelio knygoje 28 skyriuje, matom, kad nežiūrint to, kad jie turėjo įstatymą, juos traukte traukė pagoniškos praktikos. Ir čia mes turime tai, kas kartojasi ir per bažnyčios istoriją, kad krikščionys traukte traukė pagoniškos praktikos. Dabar, tam pateisinimas yra toks. Stengiamasi pateisinti evangelizacijos tikslais. Taigi mes galime, kultūrą evangelizuoti, ar ne? Keisti evangeliją egzistuojančią kultūrą, kurioje yra papročiai ir tradicijos, pagoniški papročiai ir pagoniškos tradicijos. Bet taip pat egzistuoja koncepcija, kad evangelija, konfrontacinė evangelija, jinai nebus priimta, jinai nesuprantama dažnai. Ir todėl reikia ją įkultūrinti, ne tai, kad jos atsisakyti, bet įkultūrinti evangeliją. Ir atnešti evangeliją aprengtą, vienos ar kitos kultūros rūbais. Ir pavyzdžiui, Lotynų Amerikoje mes tą labai aiškiai matom. Ta pati katalikybė yra vienokia Europoje ir kitokia Lotynų Amerikoje, būtent dėl šitos koncepcijos, kad yra prisitaikyta prie papročių. Ir tas pasakytina ir apie lietuvių katalikų papročius, kad ir visų šventųjų dieną ar kitas šventes švenčiant, tai yra jau, mišinys pagonybės ir, evangelijos. Bet kuri šventė, Kalėdos, be abejo, Kristaus gimimas, ir čia, išvakarėse vėlgi yra ištisi, baltų puoselėti burtai. Vėlinės lygiai tas pats. Aš pasiskaičiau apie vėlinės. Jokios evangeliškos dvasios toje šventėje netrandu. Aš kažkur išsirašiau, pabandysiu atrasti, bet kol kas nerandu, atsiprašau, tuoj štai. Pavyzdžiui, kad vėlinių vakarą tikėta, kad pasirodo švieselė ar liepsnelė. Ir tai reiškia, kad vėlės ateina. Ir vėlės žibina kelią. Iš tiesų, žvakių degimas irgi būtent susijęs yra su tuo. Nors, vėlgi tie žibintai, žvakės sykiu buvo kaip ir atbaidantis
piktas jėgas, bet ir parodantys kelią vėlėms, artimųjų dvasioms, mirusiųjų artimųjų dvasioms į svečius. Todėl reikėdavo tyliai elgtis, nedirbti darbų, netriukšmauti, kad neišgąsdintų tų vėlių, palikti maisto ant stalo ir panašiai. Ir be abejo, tikėta būtent, kad per vėlines vėlės vaikšto po žemę, aplanko savo kapus, vietas, kur gyvena. Ir truputį įvyksta, sakykime, tas, įkultūrinimas Evangelijos visų šventųjų dieną. Bet per vėlines, reiškia, jas paprastai teisinama kaip, ta pagarba, atminimas, maldos, reiškia, ypatingai maldos už mirusiuosius. Tačiau sykiu, ypač atėjus Helovynui iš vakarų, šitos tradicijos puoselėtojai pradeda kovoti su Helovynu, protestuoti. Ir čia man yra esminė loginė priešprieša. Nes kuo vėlinės mažiau pagoniškos nei Helovynas. Iš tiesų, mes turime centre tą visų šventųjų dieną, Helovyną kaip visų šventųjų išvakarės ir vėlines kaip antrąją visų šventųjų dieną. Taigi ta vidurinė yra kaip ir svarbiausia šventė, o tos yra mažesnės reikšmės, bet jos abi yra pilnai pagoniškos. Visiškai pagoniškos. Ir jeigu jau tu protestuoji prieš Helovyną, tai protestuok ir prieš vėlines. O kodėlgi ne? Bet apskritai, ar krikščionims reikia protestuoti? Ir dar kitas klausimas, ar jei jau kas švenčia Helovyną, tai atveria save demonų pasauliu. Aš sakyčiau, kad kas švenčia vėlines, atveria save tam mirusiųjų pasauliui, jau laužo ir Mozės įstatymą, jau natūraliai tai nieko bendro neturi su Jėzaus Kristaus prisikėlimu, su šventosios dvasios atėjimu į krikščionių gyvenimą. Tai jau yra tas mirusiųjų pasaulis, tai yra jau žiniavimo dalis. Tos, taip, prisiminti mirusiuosius galim ir tebūna viena diena metuose, nors paprastai, jeigu tai artimi žmonės, tarkim, mano abudu tėvai yra išėję ir aš juos prisimenu ne vieną dieną per metus. Labai dažnai iš tiesų galvoju apie juos ir man nereikalinga dar speciali viena diena, kad juos prisiminčiau. Man jinai nereikalinga, bet jeigu kažkam reikalinga, tebūnie. Bet aš grįžtu prie to, kad jeigu jau velnias gali apsėsti švenčiantį Helovyną, tai nemažiau jis apsės ir švenčiantį vėlines. Ir apskritai, jeigu velnias taip lengvai apsėstų žmonės, nes masiškai yra švenčiamos šitos šventės, tai būtų labai daug apsėstųjų. Bet, žinot, aš pats pirmosius žingsnius dariau Sekmininkų bažnyčioje, kur labai tikėta būtent šitais dalykais. Ir, pavyzdžiui, ne tik tai šitais, kur čia jau apie vėlines. Jeigu žiūri televizorių, velnias tave gali apsėsti. Aš pats girdėjau savo ausim tokius pamokymus. Ir kažkas, gal ir šaržuodamas, sako, juk dar tuo metu televizorius būdavo antena, dar tokia. Tai gyvelnio ragai kišo. Aišku, čia tas primityvizmas, primityvus fundamentalizmas, bet visgi.
Bet jei jau tu nueisi į kino teatrą, tai, neišvengsi apsėdimo. Ir kad tais dalykais, prigazdinama, tikrai taip. Aš pats esu liudytojas, kai pirmą kartą po savo atsivertimo aš visgi nusprendžiau nueiti į kino teatrą, nes labai knietėjo pasižiūrėti dokumentinį filmą Koncertą Antis. Buvo toks, tuo metu pastatytas filmas apie Kaušpėdo kūrybą ir aš pamenu, kaip drebėdamas aš ėjau į kino teatrą. Realiai, aš visas drebėjau ir laukdamas to seanso pradžios, meldžiausi, Dieve, apsaugok mane. Kodėl tai buvo? Taip mane mokė. Bet aišku, aš pažiūrėjau tą filmą, man nepajutau, kad velnias įėjo ir tiesą sakant, tai pravertė, nes visai neužilgo, kaip tik man teko galimybė susitikti su Kaušpėdu ir jo muzikantais, pasakoti apie Kristų, liudyti savo atsivertimą ir skaityti Evangelijos ištraukas. Ir tas man pravertė iš tiesų būtent atrasti kažkokį tai bendrą žemę, bendrą kalbą, nes aš jau žinojau apie jo kūrybą, nors tie dalykai tarpusavį nebuvo susiję. Visai tas ėjimas į kino teatrą ir tas susitikimas. Tai todėl aš suprantu ir šiandien, egzorcistai labai įspėja, jūs žmonės nejuokaukite. Ir, vienas egzorcistas televizijos eterėje Už ar prieš, jisai, tikina, kad Helovynas pavojingas. Tai satanistinė šėtono garbinimo šventė. Esą persirengdami velniais, raganomis, vampyrais, naudodami satanistinę simboliką, gali būti apsėsti. Klausydamas egzorcisto teiginius, aš iš karto užduodu klausimą, o kaip su užgavėnėmis? Kaip, kai švenčiamos užgavėnės, kai raganomis, velniais, ožiais apsirengę lietuviai varo, degina tą morę ir stebi lašininio ar kanapinio, kovą ir veja žiemą iš kiemo, o čia nėra šansų, būti apsėstam, kai tos kaukės raganų, velnių ir jos iš tiesų siaubingos yra. Jeigu mes nuoširdžiai tikime, kad Helovyno metu gali piktos dvasios apsėsti žmogų, tai tada mes turėtume protestuoti prieš visas šventes. Tame tarpe ir užgavėnė. Bet yra tokių krikščionių, tame tarpe prieš Kalėdas. Krikščionių, kurie nepuošia kalėdinės eglutės. Krikščionių, kurie nedažo velykinių kiaušinių, nes tai akivaizdžiai pagoniškos šventės. Pagoniški elementai atėję į krikščioniškas šventes. Arba krikščioniškų ir pagoniškų tradicijų sinkretizmas, ar ne, suniveliuojama, bet taip jau yra, kad žmonės traukia prie stabų ir iš tiesų, labai greitai įsijaučiama į, tas slėpiningas prasmes. Ir čia jau yra visai kas kita. Kaip žmogus, kuris, pavyzdžiui, eina giliai į ezoterinius mokslus, užsiema magiją, tai daro pastoviai, tai yra vienas dalykas. Bet jeigu žmonės
kultūriškai švenčia, ar tai Kalėdas, ar tai Velykas, margučiai atneša daug džiaugsmo šeimoms. Subūrė mes ridenam tuos margučius ir jokie velniai nemėgina prisiartinti. Mes puošiame eglutę ir vaikai laukia po ją atrasti Kalėdų senelio. Be abejo, tai kas? Pasakos, mitai, bet vaikams reikalinga kažkas tai tokio. Ir tame nieko blogo aš nematau ir čia dabar jau įsižeiskit dalis klausytojų, kaip nematau ir Helovyno šventime nieko pikto. Kodėl? Todėl, kad gyvenau 4 metus Jungtinėse Amerikos valstijose ir mačiau, kaip švenčia šią šventę amerikiečiai. Tai yra šeimos šventė, tai yra gražios šventės. Ir yra be galo gražu matyti, tarkime, tose verandose besėdinčias šeimas, kelias kartas, jie pasipuošia. Jokių būdų ne visi tie kostiumai yra velnių. Tiesą sakant, beveik aš nematęs tų velnių. Žmonės apsirengia, ten pavyzdžiui, 19-18 amžiaus rūbais. Labai yra, gera atmosfera, draugiška, šeiminiška. Ir, aišku, pop kultūra per filmus tam Helovynui visada to siaubo elemento suteikia, bet iš tiesų aš mačiau ir matau ir švenčia krikščionis. Bet kultūriškai tai nėra, sudvasinta šventė. Vėlgi, kokia ta bus perspektyva? Todėl man labai nenatūraliai atrodo tie protestai. Lygiai kaip, ką aš jau paminėjau, evangelikų protestas, reiškia. Mes mėgstam užsiklijuotas etiketės. Štai aš švenčiu reformacijos dieną, suprask, reiškia, jūs klystate. Arba aš jokių būdų nešvenčiu Helovyno. Katedroj penktadienį suorganizuota šviesos eisena, ar ne? Šviesos eisena nuo katedros iki visų šventųjų bažnyčios. Tarsi, reiškia, jos tikslas, vėl aš kažkur tai esu užsirašęs, kad kviesti šeimas, jaunimą, visus žmonės autentiškai švęsti šventumą, kurti šviesos, džiaugsmo tradiciją, be siaubo ir tamsos, kurių ir taip pilnas pasaulis. Bet kaip aš jau minėjau, mano patirtis sako, kad ir Helovyną galim švęsti be siaubo ir tamsos labai gražiai. Švenčia ir aišku, jeigu tu nesi su tuo susidūręs ir nuperki tą pigų vaizdinį iš ekranų, tik tai iš filmų siaubo, reiškia, ir panašiai, kur tas Helovyno elementas yra panaudojamas, tai yra viena. Bet vėl, ar ta eisena, ar tos mūsų eisenos apskritai, jos ką nors patrauks arčiau Kristaus? Ar tikrai to šventosios dvasios džiaugsmo pripildys? Ar tikrai tas pasaulis taps geresnis? Ar iš tiesų jis tampa geresnis per mūsų gerumą kasdieną, per mūsų tikėjimą kasdieną? Štai aš už tokį kelią, žinokit, už tokį kelią. Ir jau baigsiu, nes iš tiesų nemažai aš pašnekėjau, galbūt ne viską pasakiau, ką norėjau, bet manau, kad jūs pagavote. Vat aš baigsiu štai tokią ištrauką, kuri iš pirmo žvilgsnio, ar jinai tinka, jinai labai apibendrina iš tiesų tai, ką mes kalbėjome.
Silpno tikėjimo brolį priimkite, bet ne tam, kad ginčytumėtės dėl skirtingų požiūrių. Vienas tiki, kad viskas valgytina, o silpnesnis valgo tik daržoves. Kas valgo, te neniekina nevalgančiojo, o kas nevalgo, te neteisia valgančiojo. Juk Dievas jį priėmė. Kasgi tu esi, kad teistum ne savo namų tarną? Labai vykęs, manau, šitos vietos vertimas. Teistum ne savo namų tarną. Savo viešpačių jis stovi ar puola, bet jis stovės, nes viešpats pajėgs jį palaikyti. Juk vienam atrodo, kad diena dienai nelygų, o kitam visos dienos vienodos. Tegu kiekvienas turi savo įsitikinimą. Kas laiko vieną dieną ypatingą, tai daro viešpačiui. Ir kas valgo, valgo viešpačiui, nes dėkoja Dievui. Ir kas nevalgo, nevalgo viešpačiui. Ir taip pat dėkoja Dievui. Todėl liaukimės teisę vieni kitus. Verčiau apsispręskime neduoti broliui akstino, suklupti ar parpulti. Na va čia yra be galo gražu. Štai kaip Paulius mums rodo kelią ir išeiti iš šitų susipriešinimų. Tau šita diena, o man šita diena. Tu nešvęsk šitos dienos, reiškia, ir panašiai. Bet kalbama apie tai, kad viešpats pajėgs jį palaikyti. Ir va čia aš dar kartą pakartosiu. Mes neturim bijoti šėtono, velnio, piktų dvasių, nes nesame našlaičiai. Mes nepalikti likimo valiai. Ne tik tai tikintieji, juo labiau tikintieji, bet visas pasaulis, visi žmonės yra Dievo globojami. Ir jeigu taip paprastai, piktasis užvaldytų žmogų, tai vargas mums nebūtų jokių šansų išsigelbėti. Bet taip nėra. Viešpats pajėgus palaikyti ypač tikinčiuosius, o jau skirtingos tradicijos tebūna. Ir, negalvokim, kad mes geresni, kad mes stipresni ir neikim į tą kvailą konfrontaciją, nes visgi, jei esam krikščionys, mums turėtų rūpėti visi žmonės ir kaip jiems tą Kristų atves, bet atskleisti, kaip juos pas Kristų atvesti. Bet kai mes konfrontuojame, tiesiog mus laiko fanatikais, tiesiog žmonės užsidaro, jie nebegirdi, mes tada gyvenam savo burbule, Evangelija praranda savo jėgą. Ir yra tas balansas tarp jautrumo žmogiškų tradicijom, papročiams, tame tarpe ir pagoniškiams, ir Evangelijos kelio, Evangelijos šviesos. Ir čia reikalinga išmintis. Būkite nekalti kaip balandžiai ir išmintingi kaip gyvatės. Yra ta išmintis, kuri nesusitepa, bet ir kvailai nekovoja. O šiandien susipriešinimas eina iš politinių partijų. Politinės partijos ir politikai nebegabūs dirbti kartu, vienas kito laikyti net žmonėmis. Ir šitą susipriešinimo dvasia labai veikia ir bažnyčia. Ir mūsų tikinčiosios, todėl kokios dvasios, kokių velnių reikia saugotis. Ir jie ateina ne per Helovino šventimą.
jie iš tiesų beldžiasi į žmogaus protą ir kai mes kitą žmogų nužmoginam, kai save išaukštinam ir galvojam, turi visą tiesą ir mums kiti nebereikalingi, mano partija, mano bažnyčia, mano tradicija, mano supratimas, o jūs žinokitės ir tada ten visokiais, žeminančiais vardais yra, tie kiti kitokie nurašomi, va čia aš matau piktojo darbą, va čia aš matau piktųjų dvasių veikimą, kur kas subtilesnį. Ir pasiekmė yra chaosas, susiskaldimas, o ne koinonija, ne bendrystė, ne Dievo meilė, kurios jis mus moko. Taigi, ramybės jums, šventės baigėsi, eikime į priekį su Dievo ramybė, meilė ir pasitikėjimu. Te Dievas laimina. Iki.